Didžiosios pasaulio kompanijos Europoje stengiasi įtvirtinti kuo didesnės galimybės auginti genetiškai modifikuotas kultūras, plėsti jų panaudojimą pašarų ir maisto produktų gamybai. Lobistams minant ir Europos parlamento slenksčius, sveikas ir natūralus maistas tampa vis didesnė prabanga daugelėje ES šalių. Dėl šios priežasties pakankamai daug dėmesio skiriame ekologiniam ūkininkavimui. Europos parlamento narys, frakcijos Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa vicepirmininkas Rolandas Paksas susitiko su Varėnos rajone, Dargužiuose ekologinėme ūkyje ūkininkaujančią Janiną Aukštuolienę. Moteris su šeima daugiau kaip 40 hektarų ploto užimančiame ūkyje be jokių chemikalų augina grūdines kultūras bei bulves. Ūkininkės kaimyno prieš keletą metų Sūrininkų namus įkūrusio Valdo Kavaliausko teigimu, žmonės visuomet mieliau valgys kuo natūraliau pagamintus produktus. Žinoma, toks ūkininkavimas nenukonkuruos stambiausių ūkių, tačiau galimybės sukurti savo darbo vietą ir užsidirbti yra pakankamai neblogos. Europarlamentaro teigimu, nereikia pamiršti ir to, kad ekologiniai ūkiai yra savotiški Lietuvos ūkininkavimo tradicijų tęsėjai ir puoselėtojai, kultūrinio paveldo ir tautos tapatybės saugotojai. Diskusija su prezidentu Rolandu Paksu apie šios dalykus tęsiasi ir Marcinkonyse. Susitikime su bendruomenės ir etnografinio ansamblio nariais. Dainas keitė įvairūs klausimai, nuogąstavimas dėl Europą užplūstančių migrantų. Pasak parlamentaro, visuomeniai neprimtina dabartinės ES migracijos politika. Dabartinė valdžia Lietuvos nenori girdėti, todėl kad neturi pilietinio stuburo, politinio stuburo. Yra labai patogu nuvažiavus į Briuselį, kai sako, didžiosios valstybės reikia pasidalinti kvotas migrantų, yra labai patogu linktelti, kad mes esame pirmieji, kurie pasiimam tą kvotą, kaip ir buvo ratifikavimas sutarčių, kad Lietuva pirmoji ratifikavo, net neskaičiusi, man atrodo, apie Lisabonos sutartį, mes kalbame Lisabonos sutartį. Kodėl Europos nerinkta valdžia, aš noriu pasakyti, Europos nerinkta valdžia pasisako už migrantų integraciją? Aš manau, kad tai yra noras sumaišyti tautas, noras padaryti kažkokią tai vieną pilietybę europietus, galbūt net ir vieną lytį, yra tokių žmonių, kurie norėtų ten trečią lytį padaryti, ir kad išnyktų tautos, išnyktų kultūros, atsirastų Jungtinės Europos valstijos, nauja imperija, bet žmonės nori išsaugoti savo tradicijas, nori išsaugoti savo kalbą, nori išsaugoti savo papročius. Va šiandien girdėjom dzūkiškas senobinės giesmės. Ir tas norėjimas federalizuoti Europos Sąjungą, norėjimas pertraukti valdymą, įtaką, valdžią į Briuselio biurokratų rankas iššaukia tokį sveiką pasipriešinimą. Ir tiesiog duša atsigauna, kai matai, kad žmonės gerbia savo kaimą, savo gyvenseną, savo būvį. Aš labai džiaugiuosi, kad taip yra.